Sveiki, eteryje rubrikų ciklo Ar žinojai, kad dar viena laida. Rengiama drauge su Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuru. Meilė ir seksas – kasdieniniai žmogaus gyvenimo palydovai, dažnai dovanojantys ne vien džiaugsmą ir malonumą, bet ir rūpesčius bei ligas. Dar prieš kelis dešimtmečius lytiniu keliu plintančių ligų sąrašas nebuvo toks ilgas. Dabargi mokslas ir naujos technologijos leidžia nustatyti ir kitas infekcijas, kurios gali būti netokios agresyvios, bet gerokai apkartinti gyvenimą. Būtent apie lytiniu keliu plintančias infekcijas, simptomus ir pavojus šiandieninis mūsų pokalbis su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamento užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėja Loreta Radzevičienė. Labadiena. Labadiena. Tenka pripažinti, kad apie lytiniu keliu plintančių ligų grėsmę šiandien kalbama labai mažai. Ar tai reiškia, kad sergamumas šiomis lygomis yra toks menkas, kad kalbėti apie tai net neverta? Na, iš tikrųjų situacija yra tokia, kad Marijampolės apskrityje 2016 metais buvo užregistruota 51 lytiniu keliu plintančių infekcijų atvejis. Lygos pasiskirsto įvairiai. Registruojame ir sifilio atvejų, ir gonorėjos, ir chlamidijozės atvejų. Iš tikrųjų, mūsų apskrities gyventojus neaplenkia lytiniu keliu plintanti žmogaus imunodeficito viruso infekcija ir hepatito B infekcija, herpes virusinės infekcijos, na ir papiloma virusinės infekcijos. Gyvename, atrodo, 21 amžiuje ir mokslo ir technologijų pažanga, informacijos pasiekiamumas, apsisaugojimų priemonių pasiūla, rodos, turėtų išstumti šias ligas iš mūsų gyvenimo. Kas įtakoja šių ligų gyvavimą ir plitimą? Na, iš tikrųjų, lytiniu keliu plintančios infekcijos, jos taip ir pavadintos, kad atkreipti visuomenės dėmesį, kad tai infekcijos, kurios plinta ne kitaip, tik per lytinius santykius. Ir iš tikrųjų, nors mūsų visuomenė, kaip jūs ir sakote, yra informuota, bet kartais rizikingas asmenų elgesys iš tikrųjų neapsaugo nuo šitų pavojingų infekcijų. Na ir tas rizikingas elgesys turbūt yra norėjimas keisti lytinius partnerius, intraveninių išvirkščiamųjų narkotikų vartojimas, apsvaigimas nuo alkoholio, na taip pat įvairūs faktoriai, kurie manoma įtakoja žmogaus elgseną. Ir taip jau socialiai pripažinta, kad jeigu užsikrėti lytiniu keliu plintančią infekciją, tai iš tikrųjų tu elgiesi ne visiškai taip, kaip diktuoja socialinės normos. Tai tas kartais priverčia žmonės slėpti šias ligas, ypatingai jaunimo tarpe, paplitusi gonorėja, chlamidijozė. Na, yra tokios informacijos, kad daugelis nesikreipia į gydymo įstaigas, bando gydytis patys, užsiima savigydą, o tai tik tai pablogina pačią situaciją. Su kokiais iššūkiais šiandien susiduriama būtent kovojant su lytiniu keliu plintančiomis lygomis? Na, iš tikrųjų, turbūt visuomenė gal nesusimąsto, kad užsikrėtus lytiniu keliu plintančiomis infekcijomis iš tikro labai didelė grėsmė sveikatai ir ypatingai jeigu šios ligos nėra tinkamai išgydomos, nėra gydomos, jos iš tikrųjų gali komplikuotis. Ir pagrindinės komplikacijos, ką mes ir dažnai jaunimo mokymuose, jaunimui pabrėžiame, tai yra reprodukcinės sveikatos sutrikimai, tai būtent nevaisingumas. Užsikrėtus tokia pavojinga infekcija kaip žmogaus imunodeficito virusu. Turbūt žinome visi, kad AIDS sindromas pasireiškia onkologinėmis ligomis, visiškų imuniteto netekimu. Na, sifilis yra pavojingas nėščioms moterims. Na, iš tikrųjų registruojami įgimto sifilio atvejai naujagimiams, kurie yra iš tikrųjų labai pavojingi. Žmogaus papilomo viruso infekcija, daug kalbama apie jos profilaktiką skiepijant mergaites, kadangi žmogaus papilomo virusas perduodamas lytiniu keliu labai pavojingas dėl rizikos susirgti gimdos kaklelio vėžiu. Na ir daugelis kitų komplikacijų, chlamidijozė, kuri dažnai nepasireiškia ryškiais simptomais, yra manoma, kad net 80% moterų susirgę chlamidijozę nejaučia ryškių klinikinių simptomų, bet ateityje gali liga baigtis
komplikuotų nėštumu, negimdiniu nėštumu arba visišku nevaisingumu. Tiek moterims, tiek vyrams. Ar galima būtų išskirti rizikos grupės pagal amžių, lytį, jūs kaip nors fiksuoja tos dalykus? Na taip, iš tikrųjų labai aiškiai yra numatytos rizikos grupės ir manau, klausytojai neįsižeis išgirdę tas rizikos grupės. Na, iš tikrųjų jaunuoliai, kurie aktyviai lytiškai santykiauja, tai yra tokia grupė nuo 17 iki 24 metų yra rizikinga grupė. Be abejonės yra asmenys, kurie mėgsta keisti lytinius partnerius. Manoma, kad jeigu yra didesnis negu 2-3 partneriai per metus, tai yra jau didelė rizika iš tikrųjų lytiniu keliu plintančioms infekcijoms. Tai yra taip pat vyrai turintys lytinius santykius su vyrais, asmenys, kuriems teko pabuvoti įkalinimo įstaigose, nėščiosios moterys, joms yra profilaktiniai tyrimai nėštumo metu, taip pat rekomenduojami dėl sifilio ir dėl živ infekcijos. Na, kita vertus, tai yra asmenys vartojantys alkoholį, kada kartais vakarėlių metu mėgstama pasinaudoti nepažįstamais partneriais, be abejo narkomanai, na ir kiti žmonės, kurie galbūt truputėlį surizikuoja net ir pagal savo darbo sritį, gal neįsižeis, tolimųjų reisų vairuotojai. Tai yra tas kontingentas, į kurį mes paprastai atkreipiame dėmesį. Jeigu palyginus faktus, sakykime, statistiką jūsų, kaip kinta statistika, ar mažėja susirgimų, ar visgi daugėja? Na, iš tikrųjų, jeigu kalbant apie mūsų apskritį, tai reikėtų pasakyti, lyginant 10 metų dinamiką, sumažėjo sifilio atvejų, tai praktiškai ypatingai vyrų tarpe, na, gonorėja stabilus sergamumas, jaunimo tarpe daugėja chlamidijozės. Na ir iš tikrųjų živ infekcija, perduodama per lytinius santykius, kaip lytinių kelių plintanti infekcija, taip pat paskutiniu metu iš tikrųjų yra aukštame rizikos lygmenyje. Sakoma, kad kiekvienas kūniškas malonumas turi savo kainą, tad ko turėtų nepamiršti kiekvienas turbūt prieš atsiduodamas tiem kūniškiems malonumams? Na, iš tikrųjų, taip, ribų nėra jausmams, nėra turbūt lygų Veneros pasiūstoms lygoms, bet reikėtų pasakyti ir, kad moksliškai yra įrodyta, kad pagrindinė apsaugos priemonė, net ir nuo smulkiausių infekcijų sukėlėjų, net ir virusinių lytinių kelių plintančių infekcijų yra prezervatyvai. Ir be abejonės mes visada akcentuojam, kad bet kokių lytinių santykių pobūdis, ar tai būtų analiniai, vaginaliniai ar oraliniai santykiai, iš tikrųjų žmogus gaudamas tą, sakykime, norą pasimylėti, turėtų nepamiršti, kad būtina naudoti bet kuriuo atveju prezervatyvus kaip apsauginė priemonė, nes tai yra kol kas turbūt vienintelė ir turima šiai dienai apsaugos priemonė. Na ir dar turbūt reikėtų paminėti, ką mes dažnai kalbame paaugliams, nes iš tikrųjų bendraujame su daugeliu paauglių, čia dėka mūsų Marijampolės visuomenės sveikatos biuro. Skaitydami paskaitas ir juos konsultuodami visada sakome, kad prioritetas yra jausmai, kad prioritetas yra monogamija, vienas partneris, patikimas partneris ir be abejonės vengti atsitiktinių lytinių santykių. Na, jau jeigu taip nutiko, visada turėti po ranka lateksinį prezervatyvą. Na ir pabaigai tada, kokie pagrindiniai simptomai, kurie turėtų paskatinti apsilankyti pas specialistą? Taip, bendri požymiai yra labai aiškiai apibriežti po atsitiktinių lytinių santykių, nenaudojant apsaugos priemonių, tai praėjus 5 dienoms, 2 savaitėm, gali būti ir ilgesnis periodas, kuris būdingas sifiliui, žmogui gali pasireikšti neįprastos išskyros
išlapimo takų sistemos ir lyties takų sistemos. Tos išskyros gali būti įvairios spalvos, įvairaus pobūdžio. Paprastai turėtų suneraminti neįprastos išskyros. Dažnai žmogui būna, tiek moteriai, tiek vyrui būna nemalonus, skausmingas, deginantis šlapinimosi jausmas. Gali būti išbėrimai lyties takų srityje, gali būti išbėrimai odoje. Sifiliui būdinga paprastai opelė, neskausminga opelė lytinių santykių vietoje. Gali būti ir analinėje angoje, gali būti ir burnos gleivinėje, ir lyties takų audiniuose. Taip pat būna įvairios karpos, kartais sąnarių skausmai pilvelio apačioje. Žodžiu, įvairūs simptomai būdingi atskiriems susirgimams. Tad turbūt tada, kai pajunti kažką neįprasto, reikėtų kreiptis pas specialistą ir šiuo atveju, sakykime, kur reikia kreiptis? Iš tikrųjų, jokių būdų nesistengti pergyventi klinikinius simptomus, bet koks neraminantis požymis, tai turėtų būti signalas, kad turiu kreiptis į gydantį gydytoją. Šios pagalbos galima sulaukti tiek pas šeimos gydytoją, šios pagalbos galima sulaukti ir pas gydytoją ginekologą, gydytoją urologą. Čia žmogus turėtų pasirinkti, bet pagrindinis toksai aspektas, ką mes turėtume pasakyti, neužsiimti savigydą. Dažnai žmonės bijo kreiptis galbūt dėl viešumo, dėl to, kad bus paviešinta ir ypatingai galbūt čia svarbiau yra mažesnių gyvenviečių žmonėms, bet turiu patikinti, kad informacija yra konfidenciali, apie žmogų tikrai niekur ta informacija nepatenka, pavardė, vardas yra užkoduoti, tikrai žmogus gali sulaukti anonimiškos pagalbos, juolab, kad jisai bet kada, man atrodo, gali paprašyti gydytoją, kad būtų jam visiškas anonimiškumas apie jo susirgimą. Na ir pabaigai, kaip ir vasaros metas, turbūt pats darbymetis, kalbant apie šiuos susirgimus. Tai koks jūsų būtų palinkėjimas dar tik įsibėgėjant vasarai? Na, iš tikrųjų, kaip visuomenės sveikatos specialistė, kaip gydytoja, aš pirmiausiai patarčiau gyventi sveikai. Iš tikrųjų, kiek įmanoma susilaikyti nuo lytinių santykių, jeigu tai įmanoma, nes abstinencija visada yra racija, laikytis tų monogamijos principų. Na, o jeigu jau taip atsitiko, kad santykiai atsitiktiniai yra neišvengiami, tai visada po ranka turėti apsaugos priemonių, be abejonės. Tai dėkui Jums už pašnekesį. Ačiū Jums labai. Šiandien tiek. Priminsiu, kad rubrika Ar žinojai, kad galite klausytis kiekvieną ketvirtadienį, o pakartojimų šeštadienio rytmetį. Na, o mes siekdami, kad rubrikos būtų naudingos kasdieninėme jūsų gyvenime, kviečiame jūs aktyviai dalyvauti kūrybinėme procese. Jūsų klausimų ir pasiūlymų laukiame elektroniniu paštu. Noriu girdėti @gmail.com. Daugiau informacijos apie Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklą, renginius ir užsiėmimus rasite biuro svetainėje internete adresu marijampolės.vsb.lt. Visos naujienos Facebook paskyroje Marijampolės visuomenės sveikatos biuras. Rūpinkimės savo ir artimųjų gerą savijautą patys, o mes tenksimės naudingą informaciją jums padėti išlikti sveikiems. Iki kitų susitikimų.